tęsime siužetų ciklą, kaip Vantos lapas praleido vasarą, kur didžiausią įspūdį mums paliko Liepos mėnesį organizuota Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą. Sveiki pirties mylėtojai! Šitie žavūs pirtininkai džiūgauja dėl to, kad mes šiandieną Liepos 6 išvažiuojame į įspūdingą ekspediciją aplink Lietuvą. Taip, mes rytoj važiuojame Druskininkus, poryt į Tauragę, po to į Gargždus, po to į Mažeikius, po to į Rokiškį, po to į Ignaliną ir grįžtame į Vilnių. Vantos lapas ir Lietuviškos pirties bičiulių draugija šitos ekspedicijos organizatoriai ir mūsų tikslas – pirties kultūrą skleisti, rodyti, kalbėti su žmonėmis, kad visi žinotų, kas yra lietuviška pirtis. Tai mūsų kelionė prasideda, tai pirmoji kelionė istorijoje su pirtimi aplink Lietuvą. Palinkėkime mums gero kelio. Kaip gimsta tokios idėjos? Ogi paprastai, sėdint ant sofos ir galvojant apie tai, ką mes pirtininkai veiksim vasarą. Juk nepaslaptis, kad šiltuoju metų laiku susidomėjimas pirties malonumais stipriai sumažėja. Tuomet į galvą šauna mintis, jei Mahometas neina į kalną, tai kalnas eina pas Mahometą. Todėl labai greitai buvo sudėliotas kelionės maršrutas, paruoštos 2 mobilios pirtis, pakalbinti bičiuliai pirtininkai, prisidedant ir tampant mūsų ambasadoriais, bei iškelti kilmingi ekspedicijos tikslai. Populiarinti lietuvišką pirtį, lepinti miestelėnus skaniu teisingu garu, supažindinti su vietinėmis pirtimis ir profesionaliais pirtininkais, pakviesti pirties mylėtojus į Lietuviškos pirties bičiulių draugijai ir pristatyti save, Vantos lapą. Visą laiką žiūriu, kaip... Viskas, galim daugiau nieko nekalbėti. Ir norėjau net su minu sufotografuoti, bet... Dabar tai mes nufotografuosim jūs. Pirčių ekspedicija aplink Lietuvą startavo Liepos 6 dieną ir ją skyrėme Lietuvos valstybiniai šventei, minint pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnaciją. 8 pirtininkai pareiškė norą dalyvauti Vantos lapas pirčių ekspedicijoje ir per savaitę apvažiuoti Lietuvą. O tai nėra lengvas uždavinys, nes vargins ne tik įveikti kilometrai, bet ir kasdienis darbas pirtise, 7 dienas iš eilės. Kodėl pasiryžote tokiai nelengvai kelioniai? Atsisakyti tokios galimybės pakeliauti, sudalyvauti, ko gero, pirmojoje tokioje ekspedicijoje, kurios dar niekas nedarė, tai mažiausiai būtų praradimas. Todėl aš esu čia su ta grupe, su šaunia kompanija Vantos lapu. Mes keliaujam po Lietuvą ir nešam šitą žinią. O dabar rišu Vantą, su kuria eisim netrukus į pirtį. Manau, kad nebus lengva iš tikrųjų, bet kažkokia tokia yra trauka. Labai norisi patirti šitą ekspediciją, iš tikrųjų, tą gėrį nešti, žinią nešti žmonėm, kad sužinotų daugiau žmonių apie lietuvišką pirtį, apie jos tradicijas. Ko tikitės iš ekspedicijos? Ekspedicija visada nuostabus dalykas ir daug visokių gražių dalykų ten vyksta. Ekspedicijoje gali susipažinti su daug žmonių ir pristatyti save. Ekspedicijos tikslas ir yra vienas iš tų – pristatyti gerąją lietuvišką pirtį. Dar reikia žmonėms viso šito supratimo. Ir kada žmogus per savo pajautimą, per savo supratimą gauna tą tikrąją pirties tiesą, jisai tada supranta, kad ten yra labai gera, malonu ir ten reikia eiti ir būti. Susitikti daug įdomių žmonių, mėgstančių pirtį, gerai praleisti laiką ir nešti žinią kartu su Vantos lapu Lietuvos žmonėms, kad yra toks dalykas pirtis, kurią mes visi lankom ir ją galim kas savaitę, kas mėnesį lankyti, kuo dažniau, to geriau. Kažkiek įsidėsiu į savo vidų, dvasinę daugiau prasme, bus kažkokių gal iššūkių ir gal fizinių. Daug dalykų yra iš tikrųjų, ką aš pasiimsiu iš šitos ekspedicijos ir manau, kad tikrai į ateitį labai prireiks visų šitų dalykų. Ekspedicija sulaukė ne tik didžiulio pirtininkų bendruomenės palaikymo, bet ir pagalbos, už kurią esame labai dėkingi. Ingutė yra etatinė pirties dienų modelis, iš tikrųjų etatinis modelis, nes kai buvome per pirties dieną, buvo mano modelis Vanojime, per Širvintose, kai buvo pirties diena, Antanas darė vitelių masažą, žodžiu, šiandien sugalvosim dar ką nors.
Norėjau išlydėti ekspediciją. Labai gaila negaliu visoje ekspedicijoje dalyvauti, todėl prisijungiau išlydėti ir rytoj dar spėsiu į Druskininkus. Nežino žmonės iš tikrųjų dar daug apie tą tikrą lietuvišką pirtį. Labai džiaugiuosi, kad yra Vantos lapas, kur galima pasakyti, kad jie gali pasižiūrėti per Lietuvos ryto televiziją arba internete. Vantos lapas. Kažkaip smagu, vis tiek aš čia būsiu kaip ta vietinė pirtininkė Vilniaus regiono, tai jo išlydėsiu, o rytoj dar prisijungsiu Druskininkuose. Man smagu, kad ateina mano pirties draugai į šitą šventę, kaip tik Ingutė kaip tik ir guli mane po medaus masažu. Tikiuosi, kad ir dar daugiau prisijungs mano pirties draugių ir draugų iš šitą renginį. Tiesiog smagu pabūti draugė su pirtininkais. Įspūdis ten, kur pirtis visada jau yra gerai. Yra vaikai, yra pagyveni, yra žmonės, yra ramybė. Kas įdomiausia, kad žmonės labai daug jau žino apie pirtį, jau sveikinasi, apsikabina ir šypsaisi atgal, it jį pažinotum, vadinasi, vienyje. Ir sveikintinas iš tikrųjų dalykas, nes to dar niekada nebuvo ekspedicijų visokių, bet kad išvažiuotų aplink Lietuvą, pirtis mano gimtam mieste, Druskininkai, kažkas tokio, kažkas nestandartinio ir kuo mūsų daugiau, kuo mes sveikesni, kuo mes arčiau vantų, arčiau gamtos, tai yra mūsų, tai yra mūsų. Ačiū Vantos lapui, ačiū draugiai, kad daro šitokius dalykus. Pirtis, tai kuo toliau, aš matau, tuo galimybės yra visiškai neribotos, nes tiek dar galima visko išbandyti ir jungti įvairias kitas netgi veiklas. Tai būtina iš tikrųjų, nes ir šiais laikais, kai mes bėgam, lekiam, tai ir atpalaiduoja, ir su savim pabūti, ir kūnui malonumas, bet taip pat protos ilsisi. Ir kažkaip, aš visą laiką tokia ir geresnė pati savo dar jaučiuosi po pirčių. Būtinai reikia. Ir aišku, ne kiekvieną gal dieną, bet kad atsirado ekspedicija, tai čia vau, tikrai toksai neregėtas dalykas ir, aš tai žiauriai atvažiavau palaikyti savo pirtininkų. Įdomu buvo nugirsti, ką apie ekspediciją, pirtininkus ir pirteles kalba šventėje apsilankę žmonės. Buvo labai karšta, smagu. Taip, kaip sakė, pasitrynėm kūną druską, išbarėm mus vantoms, pamačiau tikrą lietuvišką pirtį iš tikrųjų. Anksčiau sėdėdavau tiesiog pirtyje, galva apsvaigsta ir eini maudytis ir tiek žinių. Šiandien ir dar, manau, dar eičiau ir 3. ir 4. kartą iš tikrųjų kartočiau visą tą reikalą. Labai patiko. Iš kur jūs sužinojote apie mūsų ekspediciją? Sužinojau per pažįstamus ir taip pat Facebooko platybėse mirgėjo. Bei pats esu šiek tiek einantis iš proto dėl pirčių. Tai pabūt tokioje aplinkoje, pirtininkų bendruomeniai, manau, kad yra nuostabiausia dovana tokį nuostabų vakarą. Kaip pirtelė, kuo pirtininkai nustebino? Nustebino ta visa procedūra, pati su druska buvo ir taip maloniai atpalaidavo kūną ir paskui upė. Irgi tas vanduo bėgantis, toks irgi atrodo nuplovė visą tą sunkumą, o paskui dar kai atmasažavo, tai iš viso atrodo, tai nukrisė. Tikrai labai faina. Labai smagiai bendrauja, nuoširdžiai papasakoja įdomių dalykų apie pirtį, istorijų. Įdomu. Nustebino, nes šiandien buvau tokioj, kur pasaką girdėjau ir tokia kaip meditacija ir su muzika. Tai kažkur nuskrėjau tiesiog ir tai buvo man taip netikėta ir taip švelnu. Iki tiek, kad aš net į upę nuėjau užsimaudyti, ko paprastai nedarau. Pirma diena įveikta. Teigiamų emocijų daug. Pasitikėjimas savo jėgomis sukilęs. Raudoni žmonių žandai ir šypsenos atlygino už visą patirtą nuovargį. Pati pirma diena neprisvylo tas blynas, kis puikus oras, tikrai žmonių įpilna, visos pirtis užimtos, taigi kad mūsų tą avantūrą, kaip čia pavadinti, eksperimentas tikrai jis pasiteisino, bet jau pirmą dieną tai tikrai. Dar laukia mūsų 6 miestai, manau, kad kitose miestuose bus dar geriau, nes mes dar labiau susidirbsim. Visos šventės, kurios yra skirtos žmonių sveikatai, jos visas yra reikalingas. O jeigu tai yra pirtinės šventės, apart to, kad tu dar ir susišildai, pasisveikatini, ragauji švelnių, karštų, sveikatingų vantų,
Dar čia mus lydi visas būrys masažistų, kurie jūs irgi pamasažuos, vitelėm jūs patarškins. Taigi šilta, graži, vantiška šventė keliauja po Lietuvą. Tai ekspedicijos pati pradžia, bet įspūdžiai yra jau pakankamai geri, kadangi mūsų pirtys jos pajėgios aptarnauti pakankamai daug žmonių ir mes patys, kaip sakant, pabandom ant savęs jų gerą garą, tai pasipert, išsimaudyti upėje yra fantastiškas dalykas. Aš iš vis, sakiau, per visą šitą ekspediciją stengsiuosi visur išsimaudyti tuose vandens telkiniuose, prie kurių mes būsim. Pirmos mano maudynės yra čia, Vilniaus antrajame Valakampių pliaže, Neryje. Iš vis upėje maudytis yra fantastika. Pagaliau mane kažkas į pirtį nuneš. Bet klausimas, ar jisai iš ten išeis? Pažiūrėsim. Neša į pirtį, o po pusvalandžio turėčiau pats išeiti. Maždaug kažkur Rokiškyje išlisi. Čia tai geras vaizdelis. Ale tau ir sekasi, nuneša, atneša, išneša. Tai įspūdžiai geri, užsikrovėm energijos ir keliaujam toliau per Lietuvą.